Pirmieji mano akvariumo metai man dumblis nerūpėjo. Turbūt pirmus 20 metų man nerūpėjo. Buvo jo, nebuvo, nesvarbu. Kalbant apie žalią dumblį. Barzdos nežinau, ar esu turėjęs. Bet kai prasidėjo Facebooko bumas, nes pirmais mano 20 gyvenimo metų akvariumo Facebooką nebuvo, interneto nebuvo. Ir kai prasidėjo Facebooko bumas ir pirkimai ir mainymais online augalais, o tada aš pamačiau, ką reiškia dumblis. Dabar pasižiūrėjęs pirmasis savo nuotraukos matau, iš kur parsinešiau, nes aš augalus parsinešęs, kad prisiminčiau pavadinimus, juos susifotografuodavau dar nepasisodinęs. Aš tiksliai matau, kokį dumblį nuo ko parsinešiau. Visi jo turi, visi dalinasi. Ir vienintelis dalykas, ką aš išmokau, jeigu nenori turėti dumblį, reikia jo neįsinešti. Čia tokia plati tema, kad aš galvoju, reikėtų daryti kokį YouTube live transliavimą į Facebooką. Ir tai galėtų geriausiai veikti. Nes čia valandom galima apie tai kalbėti. Ką dariau, ko nedariau, kas laikinai padėjo, kas visai nepadėjo, kas pakenkė akvariumui. Galvoju, kad reikia laivo.